Grazie ziemiczka dienę. Witam wszystkich zebranych, dzień dobry. Zapraszamy ulanów tutaj bliżej, jeśli tylko chcą. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj w przeddzień urodzin Stanisława Cata Mackiewicza. Także data i przypadkowa i nieprzypadkowa, bo jutro jest dzień urodzin Stanisława Mackiewicza. Gerbėmieji, susirinkom šiandien ir parinkom tą datą toli gražu neatsitiktinai, nes rytoj yra Stanislovo Mackevičiaus gimimo diena. Ir mūsų šitą trumpą ceremoniją pradės Giedrė Jankevičiūtė, o vėliau iš karto noriu priminti, kad čia yra tik pirmoji iškilmių dalis, antroji dalis šiandien bus Juodšiliuose, tai visi, kas gali, prašom irgi keliauti Juodšilius, visi esat maloniai kviečiami irgi Juodšilius, ten prie Józefo Mackiewiczaus namo. Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że tutaj jest pierwsza część uroczystości, druga część będzie się odbywała w Czarnym Borze. Głos zabiera Giedrė Jankevičiūtė, która tutaj włożyła bardzo dużo czasu i starań, żeby ta tablica powstała. Aš kalbėsiu lietuviškai, paskiau žodį perims mūsų iniciatyvinės grupės narys Zbignevas Glasko, kuris papasakos ir lentos, ir viso šito sambūrio istoriją Lenkijos. Tai labai džiaugiuosi, kad čia šiandien susirinkome. Mūsų dalyvavimas liudija, kad Vilniaus istorinės atminties topografija plečiasi ir pačios lentos pobūdis sako, kad ji kinta ir savo turiniu, nes atidengiame lentą tikrai gana kontroversiškoms asmenybėms, broliams Mackevičiams, kurie paliko labai ryškų pėdsaką Vilniaus ir Vilnijos gyvenime, mūsų miesto ir mūsų miesto apylinkių istorijoje, bet tas pėdsakas kažkaip egzistavo tokiu nuolat išsitrinančiu pavidalu. Šiandien jau įgyjame materialų apčiuopiamą nerūdyjančio plieno ženklą. Simboliška, kad lentą atidengiame prie namo, nuo kurio prasidėjo brolių Mackevičių vilnietiškoji epopėja. Šitame name 1907 metais pervažiavę į Vilnių iš Peterburgo apsigyveno brolių Mackevičių tėvas ir mama ir taip pat jų sesuo. Tuo metu 907 metais, kai Mackevičiai čia apsistojo, Stanislovui buvo 11, Juozapui buvo 5, taigi čia jie praleido vaikystę ir paauglystės metus. Abu brolius žinome kaip LDK paveldo tradicijų nešėjus. Jie abu buvo Lenkijos ir Lietuvos sutaikymo, Lenkų ir Lietuvių dialogo šalininkai. Stanislavą žinome pirmiausiai kaip laikraščio Slovo redaktorių. Gyveno jis Vilniuje iki 39, paskui persikėlė į Prancūziją. Patikėjęs komunistinės Lenkijos perspektyvomis grįžo į Lenkiją, spėjo nusivilti komunistinė valdžia, bet represijų laimingai nesulaukė, nes mirė. Juozapas Mackevičius bendradarbiavo brolio redaguotame laikraštyje, rašė apie Vilnių ir Vilniją. Dar prieš karą pradėjo rašytojo karjerą ir tapo tikrai vienu iš garsiausių, geriausių 20 amžiaus vidurio antros pusės Lenkijos rašytojų. Iš Vilniaus jis išvažiavo 44-ais, patyrė sunkią emigranto dalią, niekada nei per nago juodimą nekeitė savo pažiūrų. Iš tikrųjų šitie žmonės mums svarbus ne tik tai savo darbais, bet ir moralinę
etinę poziciją. Tas noras įamžinti brolių Mackevičių atminimą kilo paraleliai ir lietuviškoje, ir lenkiškoje Vilniaus ir Vilnijos bendruomenėje. Susitikome pradėję tvarkyti biurokratinius lentos įrengimo reikalus, na ir subūrėm tokią vieningą grupelę, kurią šiandien sudaro 6 žmonės. Tai Marijušas Antonovičius, kurio šiandien su mumis Marijus Antonovičius nėra yra Varšuvoje, taigi čia yra pateisinama priežastis. Jo. Taip, Zbignevas Glasko, Andžejus Pukšto, Aleksandras Radčenka, Eligijus Raila ir aš. Norėčiau padėkoti žmonėms, be kurių mes tikrai nieko nebūtumėm padarę. Tai skulptoriai Ksenija Jaroševaitė ir Vladas Urbanavičius, kurie padarė lentą, leidėja Ula Ambrasaitė ir architektė Diana Sabaliauskienė. Visi šitie profesionalai dirbo pro bono publiko, tai tuo labiau mes jiems dėkingi. Na ir žinoma, turim paminėti lentos pagaminimo, namo sienos remonto ir lentos įrengimo sponsorius, mecenatus. Tai yra bendrovė Ventus Nafta. Labai ačiū jiems. Bo tak spontanicznie myśmy się tu wszystkich zapraszali. Do końca jeszcze we wrześniu nie wiedzieliśmy, kiedy będzie ta data. Także jeszcze nawet przed 2 tygodniami do końca jeszcze było pewne takie momenty, nie były do końca jasne. I bardzo cieszymy się, że tak liczne grono tu się zebrało. Bardzo się cieszymy, że z nami jest ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie, pani Urszula Doroszewska. Sejm Republiki Litewskiej dzisiaj prezentuje Mikolas Majauskas. Instytut Polski w Wilnie dzisiaj jest w osobie wicedyrektora Pawła Krupki. Pozwólcie, że nie będę wszystkich wymieniał, dlatego że jeszcze sporo dziś jest przed nami. Raz jeszcze przypominam, że tu jest tylko pierwsza część uroczystości, a druga część uroczystości będzie w Czarnym Borze w rejonie wileńskim. Dar kartą noriu visiems priminti, kad dar yra antroji dalis. Antroji dalis bus Juočiliuose. Visi, kas gali, irgi yra kviečiami nuvykti į Juočilius, į Vilniaus rajoną, kur prie Józefo Mackievičiaus namo bus atidengiamas irgi atminties akmuo. Taigi, kas gali, dar prašom į Juočilius. O Józefie Mackiewiczu i Stanisławie Mackiewiczach opowie dr Józef Szostakowski w Czarnym Borze, o ich twórczości i życiorysach. To ja pozwolę sobie krótko opowiedzieć o tych staraniach, o historii powstania tablicy pamiątkowej, również trochę kamienia w Czarnym Borze. W 2009 roku przy dzienniku Kurier Wileński powstał Społeczny Komitet Czczenia Pamięci Józefa Mackiewicza. Tomasz Sancel, Rajmund Klanowski, pan Jeremy Sidorkiewicz wyszli z pomysłem upamiętnić pisarza w Wilnie. Był pomysł umieszczenia tablicy pamiątkowej u zbiegu ulic Barboros Radvilaitis i Piles, tam gdzie mieściła się dawna redakcja Słowo, którym redaktorem był Stanisław Cat Mackiewicz, a pierwsze kroki publicystyczne stawiał Józef Mackiewicz. Wówczas nie otrzymano zgody właściciela tego budynku, kurii archidiecezji wileńskiej, dlatego grupa inicjatywna podążała inną drogą. Ich starania skierowały się w kierunku Czarnego Boru, zwracali się do samorządu rejonu wileńskiego, do starostwa, żeby przy wówczas należącym do osób prywatnych i nie bardzo troszczących się o ten zabytek obok domu Józefa Mackiewicza umieścić kamień pamiątkowy. Została sformułowana działka na ten cel. Świętej pamięci Jerzy Puciata, były mieszkaniec Czarnego Boru, również były prezes Stowarzyszenia Artystów Polskich, przygotował projekt upamiętnienia i dalej sprawa utknęła, bo potrzeba było finansowania środków finansowych.
Dlatego równolegle starano się o upamiętnienie braciów Mackiewiczów tu, na ulicy Witebskiej, na domie, gdzie oni spędzili dzieciństwo i młodość. Wówczas również ja dołączyłem do tej grupy inicjatywnej i muszę przyznać, że ta inicjatywa również spotkała się z bardzo przychylnie ze strony właścicieli domu, pani Weronika Czuszkiewicz, również pani Magdalena Wiebra. Ačiū namo gyventojams, ir su jūsų mama tada bendravau. Mieszkańcy domu wiedzieli o tym, że tutaj mieszkali pisarze i zgodzili się na to, żeby tutaj zostali pisarze upamiętnieni. Ale tak jak wspomniała pani Giedrė, niestety te pozwolenia, zezwolenia i ten cały droga biurokratyczna, powiedzmy, to potrzebowała wielu wysiłku i wówczas przy aktywnym wsparciu tej szerszej grupy inicjatywnej społeczności litewskiej, wówczas wspólnymi siłami udało się przygotować projekt techniczny, otrzymać po 1,5 roku starań pozwolenia z samorządu, posiedzenia komisji i wówczas był przygotowany projekt. Dziękuję dla pana Michała Rudnickiego za sfinansowanie tych kosztów remontu ściany oraz produkowania tej tablicy pamiątkowej. O ich twórczości, o tych ideach, które propagowali, tu w Wilnie żyje nadal i rozprzestrzenia się szerzej. Dlatego o tym również świadczy te liczne grono osób tutaj zebranych. Dziękuję wszystkim. Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas Joninas. Labą dieną. Aš gal ne tik tai kaip rašytojų sąjungos pirmininkas džiaugiuosi šituo lenta, šituo paminėjimu, tai kaip Vilnietis, kuris visą gyvenimą Vilniuje pragyvenęs. Iš tikrųjų, Vilnius tai yra autorius, aš kalbu apie Józefą Mackevičių ir apie Mackevičių Katą, tai yra autoriai, kurie tikrai labai svarbus yra ne tik Lenkijai, bet ir Vilniui. Būtent Vilniui. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra Józefas Mackevičius, tarkime, ir jo brolis nebuvo tokie rašytojai, tokie autoriai, kurie kalbėtų tai, kas kažkam tai yra malonu. Iš tikrųjų, jų kalbėjimuose visada yra būtent kažkokia tai ta moralinė dimensija, kuri peržengia ir tautinę, ir kažkokią politinę dimensiją. Ir tai perskaitysiu aš tokį trumpą fragmentėlį, kur kalba Józefas Mackevičius. Likau visai vienas ir esant tokiai situacijai nusprendžiau pradėti kovą už savo politinius idealus toje rytų Europos dalyje, kur buvo mano mylima tėvynė. Ta tėvynė kažkada vadinosi Didžiąja Lietuvos kunigaikštystė. Jos ribos buvo nuo jūros iki jūros, susieta bendradarbiavimu su Lenkija dėl politinės pusiausvyros. Vidurinėje savo dalyje engiama šių laikų Lenkijos. Vakarinėje dalyje brutaliai sutrypta šių laikų Lietuvos. Rytinėje dalyje išdeginta raudona bolševizmo geležimi. Nei viena pusė turbūt nenorėtų išklausiusi tai, kas apie juos pasakyta, pagerbti tą autorių. Tačiau, kai pasižiūri į visą visumą, iš tikrųjų tai yra tikrai didelės pagarbos vertas požiūris, tai iš tikrųjų tai yra peržengiantis tuos kažkokius tautinius mūsų ribotumus. Ir tuo mums yra iš tikrųjų labai svarbus Józefas Mackevičius ir labai dėkingi esame šitos lentos iniciatoriams. Ir dar viena tokia Józefo Mackevičiaus, dar viena tokia frazė, kur būtent, kaip jis yra pasakęs, brandžios tautos visuomenė turi būti kaip plačiai skleista vėduoklė. Taip, dėl to nekyla jokių abejonių. Aš dar pridurčiau, kad kuo plačiau virš 180 laipsnių atsiveria ši vėduoklė, tuo labiau tai liudija apie visuomenės brandą, dinamiką, taigi ir minties turtingumą. O stipriai sugniaužtas kumštis palieka veikiau trumpos lazdos įspūdį. Iš tikrųjų, tai Józefas Mackevičius ir jo brolis Mackevičius Katas kažkokią keletų laipsnių praplečia mūsų regėjimą. Ir tai tvirtina mūsų brandą. Dėkojame. Oczywiście, że to jest wielki trud tłumaczyć takie skomplikowane teksty i dzisiaj z nami jest tłumacz książki Drogi donikąd Leonardas Vilkas.
i poprosimy właśnie też również... Tak, to była pierwsza książka. Na fakt, że tutaj na Litwie książki Józefa Mackiewicza w niektórych księgarniach są sprzedawane w dziale literatury pięknej, a w niektórych w dziale historii. Noriu atkreipti dėmesį į įdomų faktą, kad Józefo Mackevičiaus knygų vertimai Lietuvoje kai kuriuose knygynuose parduodami grožinės literatūros skyriuje, o kai kuriuose istorijos skyriuose. I rzeczywiście równie dobrze pasują zarówno do jednego działu, jak i tego drugiego, dlatego że to jest zarówno literatura z najwyższej półki, jak i bardzo dokładny opis historyczny tego, co się tutaj działo w najbardziej dramatycznych momentach. Starej, dawnej Litwy, starolitwinów, aby ta tablica powstała. Jaugome į šią žemę kaip ąžuolas dievaitis, taip pavadino Józefas Mackevičius vieną savo reportažą skirtą lietuvių lenkų santykiams. Aš noriu padėkoti visiems iniciatoriams, kurių dėka turime šią lentą šiems dviems iškiliems senalietuviams.